Revisol veikliai medžiagai jau 5 metai. Prieš 5 metus filmavome ir kalbinome ūkininkus prisijungusius prie Revisol revoliucijos. Pakalka šiai dienais yra naujiena. Ir ateityje mes jį tikrai naudosim. Pakalbinkime juos dabar, sužinokime, kaip šiandien jiems sekasi ir išgirskime apie jų patirtį naudojant Revisol produktus. Labą dieną visiems, esu Romas iš Ukmergės. Labą dieną, aš ūkininkas Rimas Kasčionis iš Panevėžio rajono. Dabar labai malonu man su jumis vėl susitikti. Vėl susitinkame po 5 metų. Revisol produktus pradėjau naudoti prieš 5 metus, kai tik tais buvo pristatyti Lietuvos rinkoje. Buvom Vokietijoje bandymų stotyse, matėm, kaip jisai yra gaminamas. Į mane labai sudomino ir mes pradėjom nuo to laiką jį naudoti. Negalima tiek ilgai naudoti tas pačias veikliąsias medžiagas. Dėl tų visų ligų atsparumų norėjosi kažkokių naujienų, naujų medžiagų išbandyti. Per Revisolį kaip tokį produktą galima naudoti labai ilgą laiką. Jisai nebijo lietaus, tikrai labai stipriai apsaugo augalus nuo pačių pavojingiausių ligų. Nusprendėme savo pašnekovams parodyti senąjį videoklipą, trumpam nusikelti į praeitį, prisiminti vakarykštės aktualijas ir palyginti su šiandieninėmis. Pažiūrėsim, kas čia buvo prieš 5 metus ir kas čia buvo panašus. Šitam ūkį dirbo aš nuo 83 metų, kai baigiau mokyklą. Dirbo ir mechanizatorių, dirbo ir kombainininku. Pats sėjas, pats aręs tos laukus ir į tos laukus. Tarmišės garas, tuščias. Per mašiną galėjai nusiplauti. Javų kultūros, keičiasi sėklos, keičiasi veislės, keičiasi augalo apsaugos produktai. Iš tikrųjų, kaip ir anksčiau sakiau, taip ir dabar galiu pasakyti, kad iš tikrųjų viskas labai keičiasi. Ir klimatas pats keičiasi. Dėl to reikia vis daugiau stiprių produktų, kurie tikrai veiktų ligas. Gal ir neturėjau tų problemų su ligomis ir Revisolis ir buvo viena galimybių tų problemų šiandien. Išpuškėm kviečius ir pradėjom stebėti. Ir pamatėm, kad auga nauji lapai, jie yra visiškai sveiki. Vėliavinis lapas ir apatiniai lapai yra sveiki. Šiaip tai didžiausia, kaip ir visada kviečiuose, yra septoriozė. Baisiausia liga, kuri nusineša labai daug derliaus. Ir po 5 metų manau, kad Romas galbūt šio produkto dėka išsprendė savo problemas su javų ligomis. O dabar noriu parodyti lapus, kurie yra nupurkšti. Kas tas protingas? Matome, 1 lapas, 2 lapai, 3 lapai yra visiškai sveiki, jokia nėra užkretuma. Visi lapai yra sveiki. Taip, kad reikia purškimus padaryti laiku. Svarbiausia tada, kada reikia. Neleisti ligom išplisti aukštyn į lapus. Revisolis labai stipriai stabdo jų plitimą ir dauginimąsi. Tikrai veikia labai ilgai, kaip išpuškiam jisai į lapą įsigeria, jo lietus nenuplauna. Ir vis tiek jisai į lapą yra įsigeręs ir puikiausiai apsaugo. Ir šiai dienai tom esant naujovėm, sakykim, visom tiek technikos, tiek augalų apsaugos priemonėm, tiek naujom veislėm, reikia mažiau darbo jėgos. Jau senos įžvalgos vis dėlto geros. Matosi, kad jau tuo metu buvo aišku, kad mes einam link naujos technologijos, naujų produktų, kurie mums skatina šiek tiek ir sumažinti darbo jėgos poreikį, nes produktai šiek tiek ilgiau apsaugo javus. Fungicidas veikia ilgą laiką, nebereikia važiuoti antrą kartą, vieną kartą nupurškia ir veikia jisai ilgai ir susitaupo darbo jėgą, susitaupo pinigai per kitą pusę. Ir tuo atveju išprieinam išvados, kad Revisolis yra gera investicija. Dabar dažnai būna pavasaris, būna orai vėsus. Jau matom, kad jau lygas plinta, reiktų purkšti, o temperatūra žema. Ir kitų preparatų mes paprasčiausiai negalim naudoti. Labai didelis yra privalumas Revisolio tai, kad galima jį naudoti prie žemų temperatūrų. Revisolis turi dar vieną tokią savybę dėl griovių vandens apsaugos juostų. Turi mažesnės tas juostas purškimo, kur mes galim apdoroti pasėlį pilnai, sakykime, taip, iki pat lauko kraštą. Tuo yra draugiškesnis aplinkai. Įprastai purškiam 200 litrų tirpalo į hektarą, bet galima naudoti ir mažiau ir taip galima tuo pačiu ir apsaugoti gamtą. Visus 4 lapus sveikus. Sakyčiau, kad
su fungicidais, sudirbta buvo gerai. Antras T2 purškimas buvo atliktas su Revitreksu. Tikrai šiandieną matome, kad tai purkšt reikia. Tikrai duoda naudą Revitreksas ir ateityje mes jį tikrai naudosim. Kaip ir minėjom reportaže, kad naudosim ateityje tos produktus, naudojam dabar, nes jie tikrai duoda naudą. Pasirinkom dėl to, kad jis naujas ir norim tos naujus išbandytos fungicidus. Jeigu pasiteisins, tai aišku, be abejo, mes jį naudosime. Pakal kas šiai dienai jis yra naujiena. Prieš 5 metus naujiena ir manau, kad ateityje naudosim, nes atsiranda nauji produktai su šia veikliaja medžiaga, tokie kaip daksūros. Šiemet turbūt ir šitą produktą pabandysime savo ūkyje. Ne vieni metai jau naudojam Baląją Flexity, Revistar X alpaką ir galvojam naudoti Reviflexą. Rekomenduočiau Revizoliui ir kaimynam galėčiau parekomenduoti. Su revoliucija toliau žingsniuojame į priekį. Koks tas ūkininko palinkėjimas gali būti pasėliams? Tik kad augtų ir klestėtų. Gerai valgyti, gerai augti ir duoti gerą derlių. BAS siūlo jau 5 metus gyvuojančią Revisol veikliąją medžiagą Lietuvoje ir naujose produktuose. Tai Daksur ir Reviflex, bei visiems jau pažįstamas fungicidas Revidas, skirtas rapsų apsaugai. Šie produktai apsaugos ne tik jūsų javus, bet ir rapsus, cukrinius runkelius bei kitas ūkyje auginamas kultūras, bei leis siekti geriausio rezultato. Aš jį sapnuosiu turbūt šiandien, tai Reviflexą.